Sveiki, po pertraukos norime Jums pristatyti Meridiano ir Pagauk nuolaidą komandas. Abi šios NS Kazino Vilniaus krepšinio lygos komandos tuometinėje Vilniaus krepšinio lygoje debiutavo dar 2013 metais. Šį sezoną idėjinis Pagauk nuolaidą komandos vadas Domas Savickis komandą sustiprino praėjusiais metais bandžiais besivadinusios komandos pagrindu, o prieš šį sutikimą prie klubo prisijungęs Ignas Cibulskas įrodė, jog gali iš karto imtis lyderio vaidmens ir vesti komandą į pergales. Meridiano ekipos pagrindas nuo debiuto daugiau mažiau išliko toks pat. Komanda aktyviai rungtyniauja vairiose varžybose ir kiekvienais metais gerina savo žaidimą, tačiau stabilaus laimėtų sutikimų bagažo Meridianui vis kažko trūksta. Visgi krepšininkai nepraranda vilties ir toliau aktyviai treniruojasi bei žaidžia varžybas. Pastovus rungtyniavimas Vilniaus krepšinio lygoje jau neužilgo turėtų šį klubą padaryti stabiliai rungtyniaujančią komandą. Sausio 21 dieną vykusiose varžybose sunkią pergalę šventė Pagauk nuolaidą ekipa, kuris sėkmingai sužaidė varžybų galą. Tai visų pirma, su pergalė buvo sunkios permainingos varžybos, daug kartų keitėsi lyderiai ir pabaigoje jums pavyko laimėti. Kaip manot, kokios priežastys buvo pergalės šiandien? Ką žinau, priežastys gal pasisekė tiesiog. Labiau pasisekė ant galo ir ką žinau, būna visiems visko. O dabar po grupių varžybų patekote į bottom divizioną. Ar yra ten jums pažįstamų varžovų, ar esate jau žaidę prieš tai ir kokius tikslus esate išsikėlę šitoj grupiai? Iš tikrųjų nelabai dar žiūrėjau, bet mačiau, kad žaisim su kažkur matytais. Pirmam etape pasidalinom po pergalę berods, tai bandysim persvert serijos rezultatą. O tikslai tai, ką žinau, pasižaisti ir tiek. O jūsų komanda jau ne pirmus metus dalyvauja VKL, tai apie komandos brandolį ir pačią komandą, ar keičiasi ta komanda, ar jūs esate tas draugų ratas toksai, kuris išlieka visada ir iš sezono žaidžiat kartu? Aš asmeniškai tai pirmą sezoną žaidžiu, tai ne kažką pasakysiu. Šiaip, man atrodo, naujas mūsų brandolys visas, tai dėl to gal šiemet ir rezultatai tokie prasti. Tai šiandien buvo patirtas pralaimėjimas, labai tokios permainingos varžybos. Kaip manot, ko pritrūko šiandien, kad būtų pasiekta pergalė, nes jau turėjote iniciatyvą gale savo rankose, tai kas atsitiko gale? Nežinau, aš esu naujokas, iš tikrųjų atvykau tik tai antrose rungtynėse, iš visą Lietuvą grįžau, tai bandome regzti dabar derinius, kažkas pavyksta, gal tiesiog profesionalumo, gal stoka, nežinau, nesitreniruojame, negaliu atsakyti konkrečiai šiandien dienai, nes esu naujokas. O dabar po reguliariaus sezono jūsų komanda pateko į bottom lentelę, kuri vadinasi silpnesnė, kur antros lentelės pusės komandos visos. Ar jūsų komanda yra išsikėlus kažkokius tikslus, ar išeiti toliau, ar kaip pasirodyti šiame etape? Tiesiog kiekvienas rungtynės mes einame pergaliai, čia aš negaliu pasakyti, kad kažkas yra įsikėlę tikslus, tiesiog einame laimėti, niekas yra sportinis pyktis, yra noras, kaip matėte, permainingos rungtynės, pritrūko galbūt patikėti laimėti, taip manyčiau, gal patikėti, kad laimėsime. O dabar apie pačią jūsų komandą minėjot, kad prisijungėt nesenai. Ar jūsų komanda turi kažkokias treniruotės, ar jūs taip tik tais ateinate į varžybas ir pasižaidžiat čia? Realiai, esame gėjai, šiandien dienai niekas ten per daug nesitreniruoja, nežinau kaip buvo iki to. Šiandien dienai turim į savaitę vieną treniruotę ir bandom tose treniruotėse jau sukti derinius, gynybinius elementus atlikinėti. Manyčiau, tikrai yra progresas. Aišku, pamatysime, kas trečiose rungtynėse. Galbūt išversim kokias varžybas, ta prasme laimėsime. Ja.